Projektas Europos vertikalė bekelė tęsiasi. Trečiasis etapas – Juodkalnija ir Bosnija. Šiam etapui prie manęs prisijungė Karin ir Tobijas, itin energinga keliautojų pora iš Vokietijos. Jau tapo norma šiame projekte, kad kalnai pirmiausia visuomet pasitinka neįtikėtinų grožių – laukinė gamta ir ramybė. Laisvės ir lengvumo pojūtis važiuojant toli nuo civilizacijos yra didelė gyvenimo dovana. Tačiau, kad ir kiek besimėgautum vaizdais, važiuojant bekelio motociklu, budrumo prarasti negalima niekuomet, net trumpam. Maža klaidelė ir kelionė gali baigtis dramatiškai. Tell us you are good. I have to keep it. Oh my God. Let's not lose the bike. We still need it. Šį kartą, ačiū Dievui, niekas nesužeistas. O motociklas pakibo ant akmenų ir nenugarmėjo žemyn. Vienok pasisekė. Bent jau nepraranda motociklą. Jis bus ant kelio. Ne apačioj. Nusišluostume išgąsčio dulkes ir tęsime. Tačiau panašu, kad iššūkiai tik prasideda. Tai va taip vasara atrodo Juodkalnija. Panašu atvažiavom, bet tikiuosi ten toliau geriau. Šiaip beveik viršūnė, tai gal blogiau nebus. Optimizmas neblėsta, bet viršūnėje esantį sniego ruožą pirmą patikriname pėsčiomis. Ir čia tampa aišku, kol kas nepravažiuojama. Pasukti atgal būnant visai šalia viršūnės niekada nėra lengvas sprendimas. Tačiau šiuo atveju tai vienintelis protingas pasirinkimas. Tai reikia saugiai nusileisti iki slėnio ir pasiekti nakvynės vietą. Kaip liaudės išmintis teigia, rytas už vakarą protingesnis. Pasikrovę naujos energijos, sukame alternatyviu maršrutu ir viena tampa jau galutinai aišku. Jei norime, o tikrai norime pasiekti Bosniją bekelę, turėsime susidraugauti su žiemos likučiais viršukalnėse neišvengiamai. Mes vėl ir vėl susidurėm su tuo pačiu. Aš 2 kilometrų viršūnės ir panašu istorija kartojasi. Gerai tai, kad šį kartą matosi kažkas jau važiavo. Jeigu kažkas prieš tai pravažiavo motociklu, tikriausiai sugebėsim ir mes. Taip, tik tas kažkas važiavo priešingą kryptimi ir jam tai buvo nuokalnė. O mums tom kart nusišypsojo sėkmė. Netoliese sutikome kelis motociklininkus iš Čekijos, kurie mielai sutiko padėti. Bendromis jėgomis žiemos likučiai tapo įveikiami. Mamy tas? Ja wiem. Beveik 2 kilometrų aukštyje tokia veikla pasirodo reikalauja daug daugiau jėgų nei įprastai. I am very exhausted. Kirtę snieguotą Sedlo perėją Durmitor nacionaliniame parke, po truputį leidžiamės Bosnijos link. Nauja šalis, nauja energija, kiti kalnai, tik laisvės ir lengvumo pojūtis tas pats.
Sniego likučius čia įveikti kur kas paprasčiau. Bosnija yra tarsi dvi šalis vienoje – Bosnijos ir Hercegovinos federacija ir Serbų respublika. Kaip tik joje ir važiuojame. Miesteliuose vaizdelis, tiesą sakant, niūrokas. Tačiau būtent tokia yra šio regiono istorijos dalis ir šių dienų pasirinkimai. Tad neužsibūname. Taigi Kroatija man už nugaros ir etapas Bosnijos ir Juodkalnijos susivažiavo. Jeigu Graikijoje sakiau, sniegas, jeigu Albanijoje sakiau, ir čia sniegas ir akmenys, tai Juodkalnyje ir Bosnija buvo labai daug. Ir akmenų, ir sniego. 750 km už nugaros ir panašiai tiek laukia dabar sekantis etapas Kroatijai. 2 etapai iš eilės ir keliaujam toliau. Pažiūrėkim. Kroatijai tikiu jau labiau vasarą. Bent jau dabar apie 30 laipsnių šilumos ir tikiuosi sniego jau nebepamatyti.